Sveiki, čia Justas iš Boost Marketing ir šiandien aš noriu pakalbėti, padaryti video šitokia tema pardavimui skirtos prezentacijos arba tinklalapio kūrimas. Tai aš turiu išskyręs keletą klausimų, į kuriuos atsakant, nuosekliai dėliojant, sukuriamas komercinis pasiūlymas. Tai jo eiga būtų tokia, mes pakalbėsime apie kliento problemą, poreikius, iššūkius, kodėl problema iki šiol nebuvo išspręsta, kiti iššūkiai, kokios dabar yra galimybės nupiešti pasaulį, jausmus, kur kliento problema išspręsta, įrodymai, galima paminėti keletą success stories, sekantis punktas, kas yra dabar kitaip, koks yra pasiūlymas, kuriam negalima atsispirti, kitaip sakant, unique selling point. Kaina gali būti reliatyviai, palygini ją per laiką, arba kitų yra metodų, kaip ją padaryti klientui patrauklę, arba kad jisai suvoktų ją kaip mažesnę. Reikėtų taip pat pakalbėti apie garantijas, kitą pridėtinę vertę, be abejo, 3 kartus kartoju, tai labai svarbu, turėkite kliento atsiliepimų, jau kol dar žiūrit šitą video, parašykit klientui savo prašymą, kad galėtumėt panaudoti jo nuotrauką ir kažkokį atsiliepimą. Klientas gali ten ilgai rašyti, bet pavyzdžiui galit pasiūlyti pasinaudoti ChatGPT ir panaudokite tą tekstą kaip atsiliepimą savo komunikaciją. Na ir paskutinis žingsnis šitoj pardavimų prezentacijai yra call to action. Call to action, sekantys žingsniai, ką klientui reikia daryti dabar, kad jisai pradėtų spręsti savo problemą. Na gerai, tai pradėkime nuo kliento problemos ir poreikių. Jums reikia suvokti kliento problemą. Dažnai klientas nežino, kad jis turi problemą, arba jis to neįvardina, nes maskulinėme alfa meilų pasaulyje turėti problemų nėra madinga. Kitaip sakant, tu esi loseris, jeigu tu turi problemų, bet gali būti, kad jisai vis tiek gali tapti jūsų klientu, tai reikia jums suprasti jo esminius poreikius, kaip jūsų verslas gali juos spręsti. Ir tai reikėtų jam parodyti, pademonstruoti, pristatyti iš pat karto. Galbūt jisai ieško geresnės kainos už paslaugą, jisai ieško sutaupytų pinigų, galbūt jis ieško kažkokios kokybės, galbūt kažkokių ypatingų jūs turite savo prekėse specifinių ypatybių, savybių paslaugoje, taip pat kažkokių unikalių, kurių dar net neegzistuoja ir jūs esate verslas, sakykime, inovatorius ir šitos ypatybės sprendžia kažkokios jau verslo bėdas. Galbūt jis turi problemų verslo valdyme, komunikacijų, projektų valdyme, pardavimuose, sakykime, čia jeigu pardavinėtumėt kažką iš tų paslaugų. Tai va, tai įvardinkit šitos dalykus, parodykit, kad suprantat kliento verslą, nebūtinai minėkit žodį problemą, galit paminėti žodį iššūkiai va, dažnai naudojami vietoj problemos. Tai va, tai pradėkit nuo to, čia svarbu, čia esmė. Čia turit pakabinti, naudokit emocijas ir panašiai. Iššūkiai, su kuriais susiduria klientas. Tai čia, kaip pasakyti, turbūt reikėtų tiesiog pagilinti šitos problemos suvokimą, niuansus, paminėkite detalių, iš kur kyla ši problema ar poreikis, galbūt, pavyzdžiui, tai yra rinkos kažkokie standartai, kuriais vadovaujasi rinka ir nieks nesprendžia kažkokių ten tų rinkos standartų, o jūs galite, pavyzdžiui, kažkaip veikti geriau negu tie rinkos standartai, kaip pavyzdžiui. Sekantas skaidrė, kas gali įvykti, jei problema nebus sprendžiama. Gerai, suvokiant verslą iš plačiau, žiūrint iš toliau, verslas labiausiai bijo bankroto, nebeegzistuoti, pradingti.
Tai yra tokia statistika, kad šiaip verslo gyvenimo trukmė labai yra sumažėjusi. Verslai, kurie gyveno prieš 50 metų ir verslai, kurie operuoja šiandien, turi daug mažesnę gyvenimo trukmę, gyvavimo trukmę. Tai verta į tai atkreipti jūsų kliento dėmesį ir tuo pačiu jūs pasirodysit tokie, mąstantis globaliau, plačiau. Tada tuo pačiu parodot, kad yra verslai, kurie išlieka ir kurie dingsta. Tai čia keletą galite paminėti sėkmės istorijų tų verslų, kurie išliko, netgi šiais sudėtingais, dinamiškais, pavojingais, nestabiliais, grėsiančia krize, grasinančiais laikais. Vis tiek yra kažkokių sėkmės istorijų. Idealu būtų, jeigu tai būtų jūsų klientai, kuriems jūs išsprendėt problemą, bet gali net nebūti jūsų klientai, bet aišku, apie tai nemeluokit. Ir tada, kai paminėsite šias sėkmės istorijas, galite paklausti, kas sieja šias sėkmės istorijas. Ir čia vėl pabrėšiu, kad tai turėtų būti, kažkaip tie verslai, kurie pasinaudoja panašiomis į jūsų tipo paslaugomis, arba taip, aišku, verslai, pavyzdžiai iš užsienio kažkokių sėkmės istorijų ir jūs, pavyzdžiui, siūlote šią paslaugą Lietuvoje kaip naujovę. Tai jo, jeigu jūs taip dėliosite, kad yra kažkokie lūzeriai, kurie bankrutuoja, yra sėkmės istorijos tas, ir dabar paklauskime, kas sieja šias sėkmės istorijas, tai toks natūraliai akivaizdus atsakymas kyla, kad tai yra kažkas tai, ką siūlote jūs, bet čia dar siūlau nesiūlyti iškart savo konkretaus pasiūlymo, bet pabandykime nupiešti klientui pasaulį, kur jo problema yra pilnai išspręsta, jo poreikiai yra pilnai patenkinami. Tai čia galim pakalbėti, kas pasikeis į gerą pusę jo kasdienybėje, ką jis gaus, gal jis gaus daugiau laiko, gal daugiau pinigų, kaip jis dėl to jausis, gal jis jausis protingas, priėmęs tą gerą sprendimą, pasinaudojęs jūsų paslaugomis, gal jis gaus kažkokių žinių ir tos jo žinios išspręs jo tam kitus dalykus kažkokius tais. Jis jausis labiau pasitikintis, jį labiau gerbs jo paties bosas arba akcininkai paplekšnos jam per petį ir sakys, šaunuolis, tu. Tai nupiešiam tą paveikslą, galbūt čia tik padėliot ikonėlės ir trumpus aprašymus tų dalykų. Ir tada tada jau ašis, jūsų siūlomas unikalus problemos sprendimo būdas. Čia raktažodis gal yra unikalus, nes čia turėtume vienu sakiniu pabandyti arba keliais sakiniais pabandyti suformuoti tą jūsų pasiūlymą, išskiriant iš konkurentų. Kitaip nei konkurentai mes siūlome, pavyzdžiui, mokėti tik už rezultatus, bet ne už sugaištas valandas. Pabrėžti naudą, kurios kitur negaus. Jeigu turite tokį išskirtinumą, sveikinu, galbūt jūs vėl turit kažką unikalaus, inovatoriško, ir čia irgi siūlau pasakyti apie tai, bet nesakykite tos inovacijos ypatybės, bet sakykite naudą. Tai pavyzdžiui, ypatybė yra galingas procesorius 5 milijonai GHz, bet čia yra ypatybė, o nauda yra, kad ten veiks tos kažkokios naujausios programos arba naujausios žaidimai. Tai atkreipkite dėmesį, svarbu atskirti ypatybę nuo naudos. Čia gal neįsiplečiant galėčiau pasakyti, kad pavyzdžiui, čia tinka ta istorija, kaip žmogus ėjo pirkti grąžto, tai iš tikrųjų jis nepirko grąžtą, bet jis pirko sprendimą pakabinti paveikslui. Ir žvelgiant netgi dar giliau, tai yra net ne paveikslo pakabinimais iš tikrųjų pirko, bet ten tą kažkokią vyrišką savivertę, kad jis padarė pats darbą, taip toliau. Tai grąžtų reklama galėtų kalbėti apie kitus dalykus. Anyway, bet pagalvokite čia apie tą savo esminį pasiūlymą,
kuriam klientus negalite spirti. Ir tada turbūt iš to pasiūlymo galima formuluoti papildomas naudas, kažkokios garantijos, kažkoks nemokamas aptarnavimas, nemokamas pristatymas, galbūt klientas gauna ten dar kažkokių, aš nežinau, žinių, sertifikatų iš to, kad jis naudojasi tuo. Na, tai yra papildomi privalumai, kuriuos gauna klientas, jį renkasi jūsų pasiūlymą. Kadangi gali būti labai priklausomai nuo skirtingų verslų, tai tiesiog pritaikykite tai, kas aktualu jūsų verslui. Kaina yra toks reliatyvus dalykas. Jeigu ją išskaidai, pavyzdžiui, per dieną, pavyzdžiui, paslauga kainuoja 100 eurų per mėnesį, bet išskaidai per dieną, tai gali sakyti, kad kainuoja tiek, kiek kainuoja ten puodelis kavos. Gali paskaičiuoti, kiek metų tarnaus prekė, pavyzdžiui, automobilis tarnaus 5 metus ir 50 tūkstančių per 5 metus yra 10 tūkstančių, per 1 metus tai yra mažiau nei keli tūkstančiai per mėnesį. Tai va, gali pasakyti, kad kaina, pavyzdžiui, yra kažkiek didesnė, bet būtent dėl to jis garantuotai gauna kažkokią savo problemos išsprendimą. Pinigų grąžinimo garantija, manau, yra svarbu. Jeigu tokią galite pasiūlyti, paminėkite ją čia. Social proof atsiliepimai, jau prieš tai ten labai rėkavau, kad jų labai reikia, jų tikrai labai reikia. Jie padeda, aš aišku, prieš feikinius atsiliepimus ir feikinės nuotraukas, bet idealiu atveju jūs turėtumėt gauti tikrų atsiliepimų ir šitoje vietoje jie tarsi patvirtina kitų klientų lūpomis, kad visa tai, ką iki šiol kalbėjot, yra tiesa. Pabandykit paprašyti savo kliento nufilmuoti 2 minučių video su telefonu, selfie režime. Per 2 minutės klientas pasakys ten gražių žodžių ir jūs galėsite įsidėti į savo prezentaciją, netgi į website. Super veikia dalykas. Patikrinta. Rekomenduoju. Jo, ir paskutinė skaidrė, ką klientui reikia daryti dabar. Tai yra vadinamasis call to action sekcija. Kvietimas žengti žingsnį į priekį arba įsipareigoti, atsiųsti pasirašytą sutartį, rasti laiko susitikimui ir patvirtinti susitarti susitikimą, atvykti į kažkokiu adresu, atrašyti laišką, paskambinti ir užsisakyti prekę. Tai labai aiškiai įvartinkit čia, man uždėkit, jeigu tai website'as, mygtuką, ką paspaudus, klientas žengs sekantį žingsnį. Tai va, tai tiek būtų apie šitą visą schemą, kaip parašyti pardaviminį pasiūlymą. Dar įdėsiu pavyzdį labai geros prezentacijos analizę. Tai irgi pasiskaitykit, jeigu norit pasinagrinėti giliau. Aš pats taikau dalį iš šitos prezentacijos dalį ir pritaikau dalį iš šitos knygutės Web Copy That Sells. Tai mano yra toks sumiksuotas klasikinės pardavimų schemos ir šitos Zuora pardavimų schemos miksas. Man pačiam teko pardavinėti palei mano pasirašytas prezentacijas. Aš rekomenduoju savo rašytas prezentacijas ir jums. Jeigu norite, kad jums padėčiau, parašykite man be abejo. O jeigu dar norite, kad padaryčiau video, kaip prašau tokią pardavimų prezentaciją kažkokiam konkrečiam verslui, tai irgi parašykite verslo rūšį, pavadinimą, prekę. Aš, jeigu bus tų prašymų, aš su mielu noru padarysiu tokį video. Kaip pratimą, tikiuosi padėsiu ir jums šito pavyzdžių. Tai tiek, šį kartą atsisveikinu, čia buvo Justas iš Boost Marketing. Ate.